Nu, bet prancūzai, pavyzdžiui, pirmą kėlinį, ką vakar darė, tai atrodė, kad jie tiesiog yra kaip į lažą kokią išvaryti. Ir jo, mes čia diskutavom, kad Kylianas Mbappé atrodė, kad nori, bet nu ir jo tas norėjimas tai buvo, kai gauni kamuolį, pabandai apvesti, neišeina ir krapštai nosį. Tai, nu, tas noras, tai toks reiškia tik tai labiau į vieną pusę ir su viena sąlyga, kad įmušti įvartį ir pasimta galimai auksinį batelį, ką turbūt dabar ir padarys įmušęs 2 įvarčius. Bet antrasis kėlinys šiaip parodė turbūt, kad galima surasti ant suolo to žaidėjus, kurie nori, galima padarius tam tikras korekcijas, apie kurias mes irgi pirmam kėlinį su Mantu diskutavom ir iš kai kurių žaidėjų, tai taip jau atvirai juokėmės, nu, nes buvo juokinga iš tikrųjų ir aš manau, kad nemažai iš pirmo kėlinio memų tai ilgokai vaikščios po internetus, kaip ir sakai, gal tos rungtynės tiek daug ažiotažo ir atgarsio nesukėlė, bet ten, pavyzdžiui, Olisėtas bėgiojimas gynybai, kai sako, mušė įvartį. Na, aš manau, kad bus toksai, žinai, kai būna, kur po kokių rungtynių, kur kažkam nepasiseka ir tu jau iš karto lauki, kur įmestas bus kažkoks tai tas vienas kitas memas. Tai